žinai, vyrauja savo hierarchijos. Aš matau aplamai, kad tai yra kaip tam tikras laikas žmogaus uždarimo tam, kad jis dvasiškai tobulėtų, o nesmuktų. Prasme, su tom dirba ir ten būna, ta prasme, saugu ir ten labai individualiai, va toks jausmas, matau, sėdi jie, medituoja su tokiom kaip uniformom, baltai pilkom. Ta prasme, toks kaip meditaciniu to tokiu būviu ir vidaus tas toks ir labai su labai griežta šalia esančia energetika, va kaip telepatų priežiūra, kurie prisijungia prie lauko, tam, kad stebėti visą tai toks, nu aš va taip pamatau, nes aš tokia užklausiu. Tikriausiai ir nusikaltimų nebus tokių, kaip dabar yra. Ne, tikrai nebebus. Tiek tikrai nebebus. Mieloji Tatjana, dabar tai padarykim. Dabar šitose vibracijose, kai pakeista Deimanto programa, kaip tu pakeitei savo aplinką, mieloji, pasižiūrėk, kaip ateina į gyvenimą tavo sūnus. Aš matau labai gražų berniuką. Gerai. Kuris labai yra aktyvus be proto, kuris užsiema viskuom. Kūryba, dainom. Yra labai protingas, labai gilaus mąstymo ir gilaus suvokimo, kuriam puikiai sekasi sporto sritis, ta prasme. Kuris yra toks atlaidus, supratingas, bet to pačiu turintis labai tvirtą savo nuomonę. Tatjana, mieloji, dabar tu pasižiūrėk, ar jisai keičiasi dabartinėme gyvenime, realybėje, ar jo keisis vibracijos, viskas nuo tavo pakeitimo? Viskas keisis, tik dabar dar rodo tą programą, kas eina nuo tėvo, ta prasme, tik ten dar kabina tas toks kabliukas, bet... Tu pasižiūrėk į pradžią, pakeisk visą pradžią, pasižiūrėk į pradžią, nuo to Deimanto viskas, kaip keičiasi, kaip jis ateina į gyvenimą ir su tėčiu ryšys ir santykiai. Tėčio irgi vibracijos turi keistis. Taip, tėčio irgi keičiasi, tiesiog aš matau, kad tėtis jisai iš tikrųjų susiema ir nedaro to mėšlo, kurį jisai daro šiaip. Po to Deimanto, nes tai yra neįmanoma, bet aš matau, kad jo vidinis, ta prasme, viskas priklausytų nuo jo vidinio, ta prasme, vidinių tų resursų, žinai. Nes, klausau. Pasikviesk ezoterinį kūną savo sūnaus dabar. Pasikviesk, prieš akis pasakyk, kada jis stovės. Paimk rankytės jo, prie jo, kaip tai atsisėskite Budo ar lotoso pozoje ir sakyk, ar jis padės tau šiame seanse dabar, kad įvyktų transformacija ir kad jam nekenktų sena programa. Tai va. Dabar iš savo trečiosios akies perduok jam į jo trečią akį visą šį darbą ir visas šitas žinias apie naują ateitį, apie būtybių transformavimą. Perduok visas žinias apie visus seansus, visą žinojimą, visą tai, ką dabar šitame seanse nagrinėjame. Paimk paskutinio tik seanso šio nagrinėjimo. Anų seansų kitų nelies. Perduok šias žinias, tegu jisai būna užsimerkęs. Sakyk man, kaip jisai priima tai. Jis tiesiog toks sėdi, taip, žinai, taip užsimerkęs, toks jausmas, žinai, kai vaikai taip laukia kažką gauti. Toks, tiesiog toks taip prisimerkęs, užsimerkęs įdabiškai, susiraukęs. Taip, gerai. Toliau einam. Mieloji, dabar toliau. Taip, tuoj. Dabar taip. Dabar yra svarbu, tu jam perduok, kaip tu darai tas visas aukštas vibracijas. Aš trumpai pasakysiu, o tu matyk jį tose vibracijose. Aš tau sakau, o tu pamatyk jį ir pajausk jo energijas, laikyk jį už rankyčių, tegu jis būna užsimerkęs. Ir tu jam pasakoji, va tai, ką aš dabar sakau, kad
Saulės rezginyje prisikelia saulutė, ji ražosi, spindulėlius skleidžia, kaip ražaisi rankos skleidžiasi, taip ir jos spindulėliai, saulutės skleidžiasi per visą kūną, į kiekvieną dalelytę jo kūno, kiekvieną milimetrėlį ir dar mažiau, kiekvieną atomą. Ji paima, spindulėliai paliečia kiekvieną čakrą ir kiekvieną čakrą susipina į saulutę šitą ir gaunasi vaivorykštinė saulutė. Ir taip gera, taip kaip žiūri vaivorykštė, taip gera. Ir apima laimė, apima noras gyventi. Apsauga tampa nuo visko, kas negatyvas. Jis eina į darželį, sutinka draugus, bet tas, kas yra negatyvas, apsauga jo veikia. Ir jis taip liktai girdi, bet negirdi. Ir liktai per pirštus praleidžia, ir liktai nereaguoja, jis elgiasi taip, kaip elgiasi žmogus aukštose vibracijose. Iš jo kūno išeina viskas, kas negatyva. Ir kadangi jis dar mažas, to negatyvo yra nedaug. Bet vis tiek, visi implantėliai, visos senos programos iš senų gyvenimų, viskas iš jo išeina lauk. Visos būtybės, kaip kulkom sudaužytos nuo aukštų vibracijų, kas buvo prilipę ir kas norėjo gėrė ten jo energiją ir tas situacijas siuntė, ir kas būtų pakenkęs jo ateitį, ir kas jam siūlė išeiti iš gyvenimo ir tipo negyvensiu šito žemėje, tai bus pasirinkimas vėliau. O dabar iš jo išeina negatyvas. Aš paskui kai ko paklausiu, tu pamatyk tai irgi, kad iš jo viršutinės dalies pakaušyje išeina kaip fontanas tų vibracijų, sukasi aplink savo ašį, šiltai, maloniai, apima jo galvą, smegeninę dalį, viskas valosi. Viskas, įsirašo naujos programos. Įsirašo, kad aš gyvenu meilėje, su meilė ir iš meilės. Aš myliu ir mane myli visi. Kitas veiksmas, taip kaip tau pasakoju, už kairės ir iš dešinės pusės, jungtis yra, kur stuburas viduryje eina žmogaus. Ir yra dar 2 ovalai kamuoliai, bet jie sukasi aplink savo ašį ir dar sukasi aplink visą kūną laikrodžio, rodyklės laikrodžio kryptimi. Visa šita vibracijų aukštų jėga išmeta viską, kas ne jo. Viskas lieka, kas jo, o kas ne jo, viską išmeta. Viską, negatyvumą, lervas, būtybės, implantus, viską net, kas buvo iš praeitų gyvenimų, visas sutartis, viskas lauk, bon. Ateina sveikata, jaunystė, išmintis, talentai, noras gyventi, meilė, gerumas, sėkmė. Kaip yra toks žodis labai geras, izabilija, unison, su meilė. Aš patylėsiu, tu truputį pamatyk, kaip jam tai vyksta. Jeigu tu kaip mama matai, kad reikia ką pataisyti, tu jam parodyk telepatiškai. Jis skaito knygeles, galbūt jis netgi pasikeis jo norai po seanso po kažkiek laiko. Pamatyk, kaip jis aukštose vibracijose ramiai miega, ramiai atsikelia, žaidžia, subalansuotas harmonijoje. Iš pradžių, kol vyks transformacija, tu jam padėsi, ramiai su kantrybe. Tu jį, kaip čia pasakyti, tu jį, galima sakyti, hipnotizuoji ateičiai ir tu sakai, viskas su tavim gerai, mielasis. Viskas su tavim gerai, tu ramus, harmoningas ir tau gera. Šitie žodžiai jame įstrigs. Kai tik tai kas bus negerai, tuoj, brangusis, tuoj, mielasis, viskas bus gerai. Jau viskas gerai. Ir tau gerai, ir man gerai.
abu gyvenate laimėje, meilėje, sutarime. Jūsų vibracijos keičiasi ir aplink jūs prisitraukia žmonės su kitomis pozityviomis vibracijomis. Gerai, tegu tai vyksta, tu dabar paimk kitą vaizdelį ir pasižiūrėk, Tatjana, kaip krenta tavo svoris, kaip tu gražiai, seksualiai, su meilė, su jaunystė, su sveikata, suliesėjai. Nuo šių vibracijų dega ir kalorijos. Nuo šių vibracijų keičiasi tavo norai, tavo mąstymas, tavo organizme šios vibracijos degina kalorijas ir sudegina viską, kas ne tavo. Šitie žodžiai turi didelę galią, o antsvoris yra ne tavo. Tu maloniai suliesėjai. Tu patinki savo, tau patinka tavo kūnas. Tau gali būti net tu pakeisi ar makiažą, ar šukuoseną. Gali būti visko, gali būti ir darbą pakeisi, ir įvykiai keisis, ir vibracijos, ir žmonės aplinkui tave. Tu pamatyk save, kiek tau reikės laiko, kad tu gražiai suliesėtum, kad jokios baimės tavyje nėra, tavo švari kiekviena kūno dalis. Ir tu iškeli rankas ir sakai, man yra kaifas gyventi. Galbūt net tau ateis į galvas persidažyti kambarį, tai kažkas tai tokio, arba kažkas spalvos, kad šviesios būtų. Čia yra labai, labai gerai, čia visa tai vyksta su transformacija. Aš patylėsiu, Tatjana, o tu, kai būsi pasiruošusi, atsakyk. Manau, kad jau. Pasakyk, kiek laiko praeina, kada tu suliesėji? 6-7 mėnesiai. Šaunu. Vau. Liuks. Dabar, mieloji, pasakyk man, ar aš galiu skaityti išėjimo indukciją? Taip. Dabar tu su sūneliu būk, paimk jo rankytės, aš jums abiem skaitau išėjimą, jūs abu tos aukštos vibracijos. Ok, atsijunk nuo visko, kas buvo negatyvas, nuo visų problemų ir visų aspektų, kurie pradžioje seanso įvyko, buvo išsakyti. Atsijunk nuo tų visų energijų, kurie buvo pradžioje seanso. Pasiliekit tik su savo pačiomis pozityviausiamis energijomis ir vibracijomis. Skaičiuosiu nuo 1 iki 5. Tu grįžti čia ir dabar. Tavo kūnas bunda. Tavo kūnas švinta. Tavo kūnas prisipildo linksmumo, stiprybės, pozityvios energijos. Tu jautiesi puikiai. Tavo super gera nuotaika. Tu pailsėjusi. Tu lengvutėlė, kaip plunksnelė. Ir tu švieti visiems kaip saulės spindulėlis. Visą tai skaitau jums abiems. Tu jauti ramybę. Tu jauti gerumą, tu jauti turtą, tu jauti džiaugsmą, tu jauti meilę, sveikatą, tu jauti kaifą gyventi. Sėkmę visam savo kūne. Harmonija visur ir visada. Ir viskas aišku, ir viskas suprantama. Tu savo pačiose aukščiausiose vibracijose. Tau gera. Tu laiminga, tu laisva. Atmerk akis.
Tai vat dabar, kol tu įsiblaivysi iš to seanso, aš galiu stabdyti jau įrašą. Iki malonaus visiems. Ir prašom, kviečiu, kas sudomins, kas norite panašių seansų. Nagrinėju visas temas, visomis temomis dirbu. Tad iki malonaus sakau visiems. Su Tatjana irgi sakome visą. Iki.